Padovanosiu kokiam vaikui sutiktam. Sakysiu, žiūrėk, svajok stipriai ir svajonės pildysis. Čia tik pradžia. Pakeliui, važiuojant link Karaliaus Jėzaus Kristaus skulptūros, sutikom ir modernųjį šių laikų Jėzų Kristų. Esame prie Karaliaus Jėzaus statulos. Marius dabar atspės, kiek sabonių aukščiai yra. Išplom per naktį, batarkę, pilnai pasikrovė. Nu, gerai, super. Aš pradėjau ieškoti meistro po biškį gero patikimo, gal kas ras. O jeigu ne, tai gal dalim paleisti reikės ir viskas tiesiog. Nes dalim jau išrinkta. Apžiūrėti Šeicinę. Planas nuvažiuoti į aukščiausią Jėzaus Kristaus karaliaus bažnyčią. Jau čia varomas iš čia. Tik iki kelių. Gerai, va. 11, jo. Dobre, już 11 jest panowie. Okej, 1 minute. Proszę drzwi otwarte zostawić już. English. Drzwi otwarte już proszę zostawić. Okej. Już po busie musimy koleżankę... You can come in. Kruasanus sakė iškepsiu šiuo? Aš nežinau. Kuo jūs man aiškina, sakau, nesusišniau. Gerai, pakuok droną ir legiam iš čia. Nuo 9 ryto pasibeldė šeimininkai. Miegam visi, atsidarau. Oi, jūs išeisit šiandieną, ne? Nu jo, išeisim. Sorry. Tai gerai, išeikit šiandien. Tada kelinta kokia. Prieš 10. Namo pirmininkas su sąsaviniu. Darau, sako, taip padarysiu šium, taip ir taip. Sakau, gerai, vėliau grįžkit, dabar nepasirašysiu. Laukia su lapais. My signature? Nie, nic. Nie trzeba. No? Nie. Bet tik kam ryt nuo ryto stolo. Nu, tik kam tada baladotis. O ką šis sveiki? Nepravažiuoja ar kas? Važiuokit iš čia rodo. Tai kaip aš to važiuosiu? Neišsuks jisai taip? Jo, bet išsuktų šiaip. Tiesiog pasiparkavo. Kitas čia aš didesnis, man reikia čia parkuoti. Tai galėjo tada nesakyt, užvažiuoti. Užvažiuoti, kaip Androna užvažiavo vakar ir viskas. Nu, man dabar svarbiausias klausimas, kokios pamokos išmoktos ir kaip dabar bus užveržėjimas. Ne, vakar pririšta buvo tik blogai lemtingų momentų ir viskas. Nes buvo perišama ant to lietaus ir kažkur padariau tiesiog. Tai po vakar incidentą dabar iškviesim kiekvieną kartą darbų inspektorių, kad pažiūrėtų pritvirtinimus ir leistų važiuoti arba neleistų važiuoti. Prašom, paruoštą. Mažek Možmovski. Moški? Audicki, Varšava. Watch of good. Dobry. Aš jau iš vis jau kojom vietos nėra, jokur tai dronai, dronų detalės. Kam aš čia vežiuos, na, čia. Padovanosiu kokiam vaikui sutiktam. Sakysiu, žiūrėk, svajok stipriai ir svajonės pildysis. Čia tik pradžia. Jei gerai mokysis, nusipirksi geresnį. Esam Šteicinė ir kaipgi Šteicinė neparagausi paštečiko. Čia tas žymusis Šteicenas toks jisai? Nu, ką matom? Ne, dar gražiau biški bus, bet čia kol kas tai toksai negražios iš Šteicino pusės kol kas. Paštečikas. Riebaluose išvirta tešla su viduj mėsos įdaru, gali būti kopūstų, grybų ir kitokie. Paėmiau 2 su mėsos įdaru ir barščių sultinio. Tradiciškai kaip valgoma Lenkijoje. Tai ragaujam. Labai riebalai, bet dėl to labai skanu. Toksai primena senas riebaluose virtas spurgas. Rekomenduoju visiems. Sultinukas irgi neblogas, be įdaro. Realiai, Mariukai, pristatykit savo patiekalą. Man atrodo, žiūrovas mato be pristatymų. Nesikartojantis meniu 4 para. Ir laukia dar 6 tikrai. Esam prie laikrodžio, pažiūrim ant kiek nusuktas. 12:36, 1, 2, 3, 4. Be 2 minučių 12, tai vėluoja biški. Manau, tiksliai rodo vasarą, nes saulė biški aukščiau. Bet iš esmės, jei tik ant tiek vėluoja, tai labai geras laikrodis. Lietuvoj sausio mėnesį visai neveiktų. Esam Šteicinė
turbūt vakariausiai taške mūsų kelioniai. 150 km likę iki Berlyno yra, bet ten nevažiuosim. Ir dabar esam prie vieno žymaus objekto, tai yra Karališkieji vartai. Kažkada buvo vartai į miestą, dabar didelė parduotuvė yra. Jo. Kažkokia, bet neveikia šiandien. Neveikia. Apžiūrėjom vartai, gražus, biški auksuko dar likę, keliaujam pažiūrėti kitur ir leisimės prie upės, kur jau visas Ščecino tikrasis grožis atsiskleis. Nu va, laikrodis ir nebeveikia. O kas čia? Čia su dronu būtų gerai pamatyti. Nu jo, čia. Paskel droną būtų fainai gal. Dabar ką, iš tokio atstumo? Gal pakel man tave? Filharmonija ir ledo rūmai, tuo pačiu kaip ir apžiūrėjom į vidų. Bet tai padarai kažkokį metalinį tiesiog pastatą ar dažai baltai. O, icebergas. Nu dar tokie, kad tie yra. Ir vakare apšviestas, dėja nepamatysi. Tai dar kas yra icebergas? Salota? Ne. Success iceberg. Only this you see. But this is doubts, risks, didn't sleep nights, work hard, fails, low self-esteem. Bet viskas sudeda. Tai iš tikrųjų, ką žmonės pamato, yra tiesiog va šitą icebergo viršūnėlio, o pas mus sleepless nights, driving in the night, car don't know what works, not works. Angriness, hating each other, never 1000 jogurts and bananas from Žabka. Šaunam į pakrantę apžiūrėti gražią Ščecino dalį. Viskas prasimato, nuo modernos iki pramonės senos. Tai esame objekte pavadintam Valich-Robergo arba lietuviškai Drąsos pylimas. 500 metrų ilgio, toksai pylimas apžvalgos aikštelė ir jungia ten Ščecino kunigaikščių pilį su Nacionaliniu muziejum. Architektūrinis paminklas, pastatytas 1921 metais, atsiveria į Ščecino salą, gražus vaizdas. Iš apačios irgi nueisim pažiūrėti, gražiai atrodo. Nu ir toks ateiti, išgerti kavos, pabūti su mergina, praleist laiką. Keliam droną. Keliam droną, gerai. Aš nežinau, kiek laiko man dirbt droną, ar nupirkti tą Maveriką, nes čia, nežinau, ar nugaros operacija, ar 300 eurų brangiau. Buvau daugiau vilčių šiaip sudėjęs į šitą miestą. Aš mačiau, kad būtinai važiuojam į Šeibnicą. Aš galvoju iš pavadinimo toks, kad praeikit, pašnapždėkit pausim koks miestas ir pravažiuokit. Gal geriau būtų iškeisti į Lodzę trečią pagal dydį Lenkijos miesto, dabar net nėra maršrutai įtrauktas dėl Ščecino. Tai. Nu kągi, žiūrovai patys pasigalvokite, ar į Lodzę, ar į Ščeciną. Jo, nu mes kartais ir parodom vietas, kur gal nebūtinai galima ir iškeistis į kitą. Turėdami du variantus, dabar žinosit, kuriuo atsisakyti. Tai esam prie Ščecino miesto muziejaus, pakankamai mažas, bet vis tiek jam laiko neturim. Jaučiuosi viduj taip kaip jie. Būna širdį jaunas, aš jaučiuosi širdį senas. Kūnas dar turi jaunystės požymų, bet jau viduj Vidus pasenęs. Visiškai siela jau 70. Noriu laikraštį užsisakyti, sėst ant pušetės, išties kojas ir skaityti visą dieną su padidinimo stiklu. Šneicysas 7 raudonos plytos bažnyčių iš 544. Dar norėjau pasakyti, kad turbūt 45 atspalviai iš 50. Tiek pilkumos, bet keliaujam prie oranžinio pastato, gal dar biškį šviesos įneš, bet jau po biškį link automobilio traukiam. Lukas nori rinkti bažnyčias, jau 3 surinko. Šiaip aš noriu nueiti iš arčiau, nes man primena Druskininkų bažnyčią. Bet galim ir neiti. Bet kas kad primena? Kas kad primena? Ar kas primena? Kas primena? Kas primena lygiai tokie patys langai. Eime. Tai esam 11 000 bažnyčių šalyje ir dar vieną bažnyčią aplankom. Ščecino katedra, primena Druskininkų bažnyčią. Neogotikinis stilius, lygiai tokie patys langai. Lygiai. Įdėsim čia man nuotrauką langų tik tais. Dar dėl ko man svarbu eiti ir Druskininkų bažnyčia iškart mane kviečia, kai buvusi super klapčiuką ir laimėjusi geriausio Druskininkų klapčiuko apdovanojimą. Ir net buvo kunigystė man žadama. O tai tu ten būna dar konkursai, konkuruot turi klapčiukai? Nu, ten paskui susirenka klebonai, išrenka. Nedaug pasakot galiu ten. Nereikia kai kurių prisiminimų irgi noriu užžadinti visą, tiesiog pasakau, kad praeitį tik
pabūnam jo ir paleidžiam. Buvau Pasimam klaidas taip. iš jos ir einam toliau. Ir neprisirišti prie kai kurių Neprisirišti, dalykų, tikrai. paleist. Kai žinai gyvenime, ko tau reikia, iš karto tiesiog paleidi ir net negalvoji apie tą žmogų, supranti, konkretų. Nors ir dar prisiminus skauda, bet paleidi. Nebesikankiniai, negalvoji, eini tolyn. Bet aš nenužudomas. Nenužudomas, jeigu kas 2 valandas gauna bananą ir jogurtą, nes jeigu 2 valandas 15 minučių negavęs maisto, viskas maniau galiau. Bet jei kas 2 valandas, aš galiu po tankų lysti. Nieks nepribaigs. Keliaujame į Jėzaus Kristaus skulptūrą. Aukščiausia Pasaulyje didžiausia. karaliaus Jėzus Kristus. Kristaus viešpaties. Amžiną atilsį. Jis gyvas prisikėlęs. Bet buvo ir numiręs. Ir į viršų. Nu, super. Ketvirtą dieną kelyje ir neseniai pakeliai pirmą furistų mačiau laukiančią klientūras. Negali vadinti jos oras, moterys, save gerbiančios, nors Kaip? tau vadinasi sex worker. Ai, sex worker. Ir mačiau pirmąją sekso darbuotoją furistą. Seksu negali sakyti intymių santykių. Ir mačiau pirmą kartą lytinių santykių darbuotoją laukiančią furistų pakeliai. Tiekimės, kad jai bus irgi puikiai darbo diena šiandien. Restauracija vienoj super patinka šitą vietą gal kuris. Wow. Okei. Remont. Pickė primena Petrą Kuneiką šiaip biškį. Šautautas Petrui Kuneikai. Labai patinka šiaip šitą vietą, kaip čia viskas atrodo, kas čia vyksta. Super būtų čia pavalgyti ir varyti toliau, bet nieks nedirba šitoj Lenkijoj. O pakeliui, važiuojant link karaliaus Jėzus Kristaus skulptūros, sutikom ir modernųjį šių laikų Jėzų Kristų ir įdomu, jeigu jie susikautų, kaip atrodytų kova, kaip pabūtų. Tikrai. Bandom čia? Bet čia pardė tiesiog, ne? Sklėpo bar čia va, yra bar. Žiūrėk, net žmonės viduj sėdė. Tiksliai. Kokią aš įsivaizdavau Lenkijos restauracijas, visas šitus restoranus, tai jau grinai tokie atvažiavo. 20 kg karka išmirta, neaišku kokiam vandenį, iš užpės atnešta įpilta muilas, kad tas kvapas nueitų pelkės ir tokia atneša karka. 12 bulvių išvirta. Bulvės ir tiek burokų biškės, kad negadintų bendro vaizdą tas daržovės. Kalbant dar apie virimą muilinam vandenį, tai net išsiverčiu per Translate meniu, nes ne viską leido lenkų žinios mano. Ir buvo ir ten keptos vandens dešrelės. Tai galvoju, tikrai mačiau su meniu, bet va, aš tokių vakavinių norėjau, kad stotume, valgytume. Bet gerai, kas tas saldumas? Bezvarški, nu viskas normaliai. Tai kodėl neparašyta tvardovčiki? Aš nesuprantu, kodėl jie ant mėsos nededa grietinės. Skanu. Bet grietinės nenoriu. Gali pasimti, noriu. Bet jinai saldi, žinau. Varškė? Ne, varškė, grietinė. Smačnego. Smačnego. Artėjom centrinės Europos ir šilčiau darosi. Manau, kraustysis į čia. Pažymėk žemėlapį širdelę. Gerai. Liegovški. Mariukas iš Liegovškio. Subscribe. Rašykit subscribe ir kur kačialka Liegovškiai. Kaip dronas čia gerai būtų. Bet tikrai didesnė už brazilų. Aukščiausia pasaulyje. O tai brazilų mažesnė? Nes ant kalno jinai stovi, tai taip atrodo. Nu ką, svarbiausias objektas. 4 dienoj.
Visa kita nebesvarbu, toliau nebežiūrėkit po šitą objektą. Žiūrėkit, iš tikrųjų ir kitas serijas laukia dar žiauriai daug nuotykių. Tokių. We have problem with our drones. Software is broken. Tokių. Ir pats dar nežinau kokių. Jie bus iš ateities kitose serijose. O dabar keliaujam apžiūrėti Karaliaus Jėzaus Kristaus skulptūrą. Beje, yra apaštalas Lukas, kurio ir Evangelija yra. Ko puikiausiai žinau? Sakyk nors vieną eilutę. Mėgstamiausias. Ir tada jis perėjo vandeniu. Gal. Nu, tu pasakyk bent vieną eilutę. Jėzus taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienagimį už sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, o turėtų amžiną gyvenimą. Jono 3:16. Kažkas klapčiukavo, kažkas Bibliją mokės. Nu, jo. Taigi esame prie Karaliaus Jėzaus statulos, aukščiausia Karaliaus Jėzaus statula pasaulyje ir Marius dabar atspės, kiek sabonių aukščiai yra. Kokie būtų 22? Apie 22 saboniai ir aš manau, kad Lietuvai, kadangi antroji religija krepšinis kažkada buvusi yra, tai reiktų pasistatyti tokią sabonę Kaune, skulptūrą Žalgirio arenai, kur susijungia Neris ir Nemunas. Labai siūlyčiau ant 2 tiltų, kur dabar naujai renovuoja, tai va, kad taip važiuotumėm. Jūs tikrai klausėte dabar žiūrovai, bet Lukai gi ne, nes Brazilijoje tai tikrai aukštesnė, kur stovi taip irgi Jėzulis. Dėja, False, Lenkija yra visiška čempionė, nenugalima. Brazilijos Jėzulio aukštis yra tik 39,6 metrų. Kitas dar įdomus dalykas, ko nestebina bažnyčia, visiškai tik iš žmonių aukų yra pastatyta. Ok. Ką aš norėčiau pabrėžti ir paklausti Luko. Lukai, kodėl karaliui Jėzui iš karūnos kažkoks tai išlintęs lyg tokia antena būtų, ar kažkoks strypas? Lyg teletabis toks biškį dar būtų. Kas tai yra? Kad aplinkiniai miestai ir miesteliai ne tik palaiminti Dievo šilumą būtų, bet dar ir turėtų internetą, tai jie taisė interneto anteną ant Jėzulio galvos ir dabar jis tiesiog spinduliuoja visiems 5G ryšį. Patikrinkim, ką traukia dabar. Pilna 7G. Pilna 7G, super. Ir čia reikia kažkokio kaimo pastatyta ta didžiausia skulptūra. Bet man tai kaip, tipo šonė Alytaus būtų, ne? Man, nežinau, Varėna geriausio atveju. Keliam droną. Žodžiu, suvarėm dar vieną droną, šį kartą į medį. Dažnai tai būna dronistam. Greitas judesys iš šonai. Apžiūrėjom, dabar varom į Poznanę. Lekiam. Pirmasis mokestis už kelią laukia. Blogiausia, kas yra, kad teks man mokėti, nes aš mokėtojo pusėje sėdžiu. Važiuojam. Arba kem 8 valandas reikia neišvažiuoti iš šito kelio ir baigs galioti bilietus. Labai mėgstu tokius. Lietuvoje greičiau padarytų mokamus Vilnius, Kaunas. Ir Nidos ekologinį reiktų padaryti jau 205 eurų minimum vienai mašinai. Ir vis tiek pilna būtų. Pilna. Dzień dobry. Akcja takie. Jest akcja? Atrakcija? Atrakcija kiek kainavo? Atrakcija 4,2 zlotički. 9,75. Pavažiavimas kainavo. Nu ką? Įvažiavom į kokį miestą? Poznanę. Žinau, Poznanės Lech iš futbolo, kas yra realus turbūt. Tikrai taip. O čia didelis miestas? Tuoj prisiminsiu, kiek gyventojų. Tai pagal dydį 5 Lenkijoje. Pusė Lemo? 5,8. Tai beveik Vilniaus dydžio, bet Lietuvos masteliais Panevėžio dydžio. Panevėžys 5? O, 5. Kažkaip man vis laik maišas Šiauliai ir Panevėžys. Atsimink, kad Panevėžys neturi jau 100 000 ir praradęs didmiesčio vardą. Ir visada atsiminsi. Liūdnokas Panevėžio perspektyvos, Poznanės geresnės daug tikrai. Droną paliekam, tikiuosi niekas čia. Ne, kas čia jums? Nevokš. Žiūrėkis, nes toks ant akių paliktas. Recepcija iki 8, tai nebedirba. After PM calls by phone. Instrukcijos kaip patek neparašyta. Aš turiu instrukcijas. Tai eik. Tai call by phone parašyta. Self-check-in. Your room is 12 and the code is 7007. Yeah?
Like James Bond. Viso pastato mes vieni. Galimai, bet shared bathroom. Tu patį kambarį gavo, kaip mūsų. Kodėl visada? Susnevilės labai žvinkia akėse. Could you show the same? Oh, this one number. Yes, this is same. 007 James Bond. 12. Okay. Call this number. And We call, no, No call. no. but you call this one? Marius tiesiog į supportą parašė. We need help ASAP. Problem on So? hostel. Yeah? It's We already. have another room. It's okay, no problem. Tas bičias matausis nervavęs. Galvau, tikrai čia gali gal dar prasileisti. Miss Beauty. Wow. You want to try? I work in Uber. In Uber? Visi čia sėdam? Yeah. You have driver's license? Yes. Okay. Let. Yeah. Okay. Very nice. No. No. You change the gear. Second. Galvoju, kad sekundė sakai. I don't see. You don't need to see, just feel. O čia pirmasis varo. Čia baigęs kelias. Čia jau su likimu žaidžiam. Very good. What's this sound? It's, don't think about Don't it. listen. Man atrodo, iš čia prieš eismą varo. I think you can drive here. Sargiai, užmušk. Wait. Uwaga. Nice. No, okay, very good. Very good. No good. Would you like to have fun tonight in Arena Club? No. No, you sure you can But have a it's drink good or something? fun? Yes, I think it's good fun. What Up fun? to you. This is the Cabaret Club. That means the ladies are dancing on the stage. Okay. You can have a drink. We have nice alcohol offers for the ladies, for the men, so you can go as a Okay. group. We were in Yes. Gdansk Okay. and we were in this club Okay. and we got for 50 zlot topless, Okay. 100 zlot topless bottom. What prices is That here? wasn't Arena one. That was maybe some competitors, yes? Yes. You're interested in ladies or in alcohol? My wife checked my location every Oh, day. okay. And I have even- a problem. Już ci dałem. Sorry? Gdzie idziecie? A tutaj po prostu. A ty idziesz. Idziemy na piwo? Na piwo? Nie, na piwo nie. Cookie. A co masz? A jak chcę? Gerai. Mogę jedno? A za ile? O, na lausa, ko duosi? Alaus, no. To jest prezent. 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 Proszę. To prezent do ciebie. Okej, zachowam. Dziękuję Przypomnę bardzo. twoje nazwisko i twoje imię, żebyś nie zginął tak szybko. A reszta zginie. Nie. Kas sakė? Tai pasakė dėl to, kad tu davėjom sausainį, tu ne lochas, o mes visi lochai. Ai, kad ir iš vis, kad tu davėjom sausainį, tai tavęs neužmušo, mus visus užmušo. Ai, tai va žmonės, visada turėkit sausainį, jis gelbėja gyvybės. Okay, let's go to chocolate. Hi. How long is the line? We already Okay. yes. We don't know how long. Oh, okay. It's the best club in Poznan, Yes. Best club. but like techno music or No, great music is remix here. Remix, but okay. Polish music remix. Great DJ. I think it's more Ja, kom igen. O nie to się i tańczy głównie. No, this. No. You don't like this? Yes. Can I try my Polish? Okay. Może pojedziemy w jakieś pożonki mięsne? I don't understand. Okay. We don't understand. Może pojedziemy, jakщо masz pochodności mięsne. We can read this. Now I can read this. Okay. Może pojedziemy w jakieś spokojniejsze miejsce. This is not great. It's very hard to pronounce for me, but try to understand, okay? Jak długo jeszcze bezdziemnie skazać na nasze zamówienie? Jak długo będziemy stać? Jak długo będziemy... Once again. Once again. Jak długo jeszcze bezdziemnie czekasz na nasze zamówienie?
Czekajcie na zapomnienie, tak. So how long will we'll wait for our Okay. order? Oh, very nice. Now tell this, but you are angry. How long? I must say it in Polish or in... In Polish? Iš Polish, jo. Gal karaoke uždainuot? Vieną dainelę The Chicks and Gorillas yra karaoke? Hi, Hi. how are you? What's your name? You're a YouTuber? YouTuber, yes. You're popular? Yes, Very popular. most popular in the CA. Thank you for your subscription. Bro! Yeah. 60. Lithuania. What you recommend to see and do in Poznan? What I recommend? I recommend to drink a vodka, bro. Drink vodka. And A what's lot it? of vodka. If you want to the cheapest club in Poznań, Privatka. Privatka is the cheapest club in Poznań. You have a beer for 2 zlotys. Oh, For 2 zlotys privatka? Someone's called me. Halo. Czekaj stary, bo jestem na odcinku na YouTubie. Stary no, pod mozaiką. Mozaika kurwa, przyjdź tu. Mozaiko Krzysztof. Stary, bo ja gadam z ziomalami z Litwy, oni odcinek na YouTubie nagrywają. Apie mus. kas sakė? Tai aš dabar su 2 youtuberiais iš Lietuvos draugeliais pizdėlim. Na kurwa Google Mapsie, ja mam 3% baterii, jak mnie 3 kurvas jau buvo šitam pokalbį, japonai. Nu, žiūrėjau. Dobra, no nara. I lost my friend. Hello. Oh, yes. Krzysztof? No. Marek, same. Same. No, nice. We want to bring back Rzeczpospolita. You know what it is? Yes. Okay, this is Marek from Lithuania, Yeah, this is Marek from Poland. Rzeczpospolita! Woo! Okay, we must drink vodka to celebrate. to celebrate. Lithuania. Yeah. Poland. Okay, where is the cheapest club to Zlotki beer? I don't know, bro. Privatka is a long time from here. We can go some Chicks and Gorillas do vodka shots. Let's go? Bet aš negaliu gerti, pasakyk jam. Yeah, but he can drink, so But I'll some- do for him. Can you travel around the world in this car? Around the Poland. It's a Polish maluch. Yeah. It means washing machine or no? No, maluch is just a small car. In our language, it's skalbimo mašina. Skalbimo machina. Very good, skalbimo mašina. The most popular YouTuber in your country. How much? How many? Can I get 5? It's Vaidotas almost 400,000. Oh. Rzeczpospolita! Dzień dobry. Dzień dobry. Gerai su visais. Okay. Dzięki. Mickiewicz, Adam Mickiewicz! Oh, thank you. Look, salto. Oh! Lech Poznań! Legia and Lech. Just to say it very lightly. They don't like each other. Warsaw and Poznań. So when you are in Warsaw, what do you say? Jebecie szlegę! You was in Warsaw? No, we'll go and we'll say this all the time. So when you were in Warsaw, say jebać Legię. Jeba szlegę! Say this in Warsaw. I promise. Finger bro. Bet I have this on camera. what is the first now in the In the table, Polish? Yeah. Lech Poznań. Yeah, really? Here now, Nice. right now, Lech Poznań and the Legia is on the 6th place. What is the most champions in the Ekstraliga? To be very honest, we are going to jebać Legię, but the Legia is the most have the most champions in the Poland right now. Polish club. We will Let's go! For the Poznan, for the Poland, for Rzeczpospolita, and for myself, and for the Krzysztof. For the Marek. For the... Oh, you're Marek, sorry, Marek. But your friend said that Krzysztof is calling. I don't know who is Krzysztof. Okay, once again, for Poznania, for the Poland, for Rzeczpospolita, and for Marek.
Į sveikatą. 4 dienos pabaiga. Share, like, subscribe, comment, gal dar ir contribui, Patreon. Iki kitų epizodų. Subscripškai dar mūsų lenkiškai auditorijai, sakau, nes jau plečiasi ir manau grįšim su 70 000, kas iš 4 000 lenkų bus. Rytoj dieninė Poznanė. Rytoj dieninė Poznanė ir net gal nuvyksim į Vroclavą. No, we have problem with our drones. Software is broken. Kokį tu čia? Koks buvo žapki? Va, puikiai. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah.